Silvija, toks klausimas. Ką daryti, kai yra bendrasavininkai, bet, pavyzdžiui, kažkas iš jų nenori parduoti? Ar įmanoma kažkaip jį priversti tą bendrasavininką parduoti, ar čia jau viskas, be šansų? Nu, visada galima priversti, aš manau. Žinai, dabar iš tikrųjų nemažai tokių turiu sutarčių, netgi ir situacijų, kai yra daugiau negu vienas savininkas. Tai reiškia, daugumoje situacijų tai yra paveldėjimas, kai paveldi vaikai ir tada arba visi nori parduoti, arba vienas nori savo pasilikti, o kiti kaip ir norėtų parduoti, bet nesusitarė dėl kainos. Tai tokių situacijų įvairių yra daug. Bet tu susitarė kažkaip taip ar visiškai ne? Labai skirtingai. Kartais susitarė, kartais ne. Kartais skambina, reikia parduoti. Valio, tokią kainą, kaip sakant, viskas super. Tada, kaip sakant, klausiu, ar visi bendrasavininkai sutinka parduoti. Taip sutinka. Kai susitinkam jau rimčiau aptarti visą bendradarbiavimą, tada pasirodo, kad vienas nesutinka. Nu ir ką, ir mes tada, kaip sakant, tupikas ir negalim judėti toliau, nes realiai aš visada sakau ramiai, eikit savo, pasikalbėkit, susitarkit ir grįžkit tada, kai busit visi pasiruošę parduoti. Nes be vieno realiai sutikimo, negali parduoti. Galima, aišku, paduoti į teismą tada, jeigu visi sutinka, o vienas ne. Bet čia jau ne visi nori. Čia brangu, čia yra ilgai ir kam dar daugiau gadinti tos santykius. Nenori veltis ir santykius gadinti ir nenori veltis į tuos teismus ir tą visą. Bet aš žinai, rasi kažkur tai šitą vudų lelytę su savo plaukais. Nedaug dievė. Tai realiai taip ir vyksta. Ir su tom žemėm irgi, kai daugiau negu vienas bendrasavininkas, būna kartais 15. Ir tada labai sunku. Labai sunku, nes tu turi su kiekvienu pakalbėti, ar tikrai sutinka. Kartais būna, kad visi sutinka, bet vienas arba kitas nesutinka po to už tą kainą, tarkim, kurią norim išstatyti, ir jis paskaičiuoja, man mažai. Sutariam, kad tarkim už 10 už arą bus kaina, o vienas sako, man 12 reikia. Ir ką daryti? Realiai reikia ieškoti tada kompromiso. Brangiau, tarkim, neįmanoma parduoti ir tada vyksta tas mūsų darbas, ieškoti kompromiso, derinti ir taip toliau. Svarbu visada užfiksuoti tas sąlygas, dėl kurių pasirašė žmogus. Pavyzdžiui, gali būti taip ir dažniausiai tai būna, kad vienas sužino, kad o Petras tai parduoda ant 10 štukių brangiau ir tada prasideda, tada aš noriu dar brangiau parduoti. Todėl yra labai svarbu užfiksuoti tai, ką žmogus jau, kaip pasakyti, suderino, kad jisai taip, aš sutinku su tokia sąlyga, mane tenkina, viskas okei, tai aš daryčiau tiesiog taip, kad jie pasirašytų dėl šito dalyko. Kai jau yra pasirašyta, tarkim, yra kažkokia tai sutartis arba susitarimas, tai tada būna mažiau problemų. Tai žinokit, čia apsauga yra labai gera ir labai svarbi ir aš kalbu apie apsaugą kitiem pardavėjim, kurie nori parduoti. Tai labai svarbu yra tas dalykas užfiksuoti. Tikrai nebijokit to, geriau viską surašyti, kad vėliau nebūtų kažkokių tai problemų, kurios visada išlis, aš jums garantuoju. Nesvarbu, ten, kur yra daugiau negu vienas bendrasavininkas ir tai nėra sutuoktiniai, ten visada būna problemos ir dažniausiai būna nesusitarimai. Nes visada kažkas nori daugiau, kažkas nori mažiau, kažkas nori dar kažkokių sąlygų ir visa kita. O kažkas nori tiesiog gauti visus pinigus. Taip, ir aš visada sakau, jūs susitarkit ramiai. Ta prasme, ar jūs tikrai norit visi parduoti? Taip. Tada prasideda, aš noriu tiek. Žiūrėkit, kiekvienas turi dalį, taip? Tai jeigu gaunam tokią sumą, tai pagal tas dalis ir pasiskirsto pinigai. Tai kaip gali vienas gauti už mažiau daugiau pinigų, už daugiau, kaip sakant, mažiau tipo. Tai sakau, čia taip nesąmonė, jeigu norim parduoti, parduodam. Jeigu ne, tai tegu būna tas turtas. Ta prasme. Bet dažniausiai nori parduoti tik tai. Arba ten, jeigu butas ar namas, tai nuomoti. Irgi paaiškinu situaciją, kokią įmanoma gauti sumą, ir arba tenkina, arba netenkina. Jeigu ne, tai parduodam. Tada irgi pasikalba, pasitarė, kad, blemba, visgi reiktų parduoti, nes vienas iš kito nenori nupirkti, tarkim, irgi nesusitarė. Tai tada jau geriau parduoti, pasidalinti pinigus ir išsiskirstyti ramiai. Bet čia, tikrai nėra lengva, tai dėl to
galite kreiptis į brokerius, į mūsų Andželika ir mes tiek pakonsultuosime, tiek padėsime surasti tos sprendimus įmanomus, kad tiesiog jūs greičiau galėtumėt priimti tą teisingą sprendimą. Taip, todėl rašykite mums turtas 365.